Esam Fuerteventuros saloj, kur gyventojų yra apie 80 000. Salos pavadinimas reiškia stiprus vėjas iš ispanų kalbos. Tai aišku, kad ir Ispanijai priklauso jie. Temperatūra ištisus metus irgi kažkur nuo 18 iki +24. Tad čia būtų taip vežimukų rojus gyventi. Na ir varom biškį apžiūrėti. Saloj yra apie 150 paplūdimių, tai čia grinai viskas yra padaryta ant turistų. Tai jau vienas iš tų čia pliažų prie pat laivo pakrantėje. Irgi promenada ir namukai, ir palmės laistomos. Ir muzikantai tokia groja pliažinę muziką. Čia matyt miesto merija. Šiaip yra gan kalnuota vieta, tai su vežimuku biškį yra reikalų važinėti tuos kalnus. Sėti smagu, o taip tai čia taip nelabai ką daug veikti ir yra. Įlindom į supermarketą apžiūrėti. Kas nustebino, čia mieste gyventojų 30 000, o supermarketas per 4 aukštus ir žiauriai didelis, žodžiu. Čia tik tai vienam aukšte kol kas esu. Ir prekių asortimentas labai platus. Mieste yra pagrindė linksmybės, pliažas, šopingas. Toms atvarė nusipirkti mašiną, sakė, varysim į Lietuvą. Va, šitą. Ta liftą, kol suradau, tai buvo reikalų. Čia vežimukam keltis. O čia yra tipa mūsų Palangos Basanavičiaus gatvėje. Irgi vien kafeškas padarytas turistam. Tad čia jau praleidom kelias valandas ir sakom sudie Fuerteventurą ir ruošim link laivo tolyn.